Laidą pristato legendinis valas Sufix. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys, mes tęsime paledinę žūklės sezoną. Buvo sunku, iš tikrųjų buvo sunku, kai po naujų metų ir per naujus pylė, bet dabar vėl po truputį vandens telkiniai kaustosi ledu. Aišku, visur reikia būti atsargiem, apie tai šiandien būtinai pasakosime. Tai labiau, kad yra išleistas naujas aplinkosaugos ministro potvarkis, kad be šių dalykų meškeriotojai nebegali lipti ant ledo, būtinai apie juos papasakosime. O šios dienos mūsų tema – lengvas, nedidelis karjeriukas ir avižėlis. Ežeriukas, ten, kur daugelis paprastų meškeriotojų žvejoja, ne Nemuno delta, ne Žemupys. Ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Bus tikrai sunku, garantuoju, nes sausas. Bet jau mūsų draugai užsikorė ant ledo, karsimės ir mes. Ant ledo sutikėm savo gerą bičiulį Vladą Valankonį, 100 metų Vladai. Ir matau, jie visi čia susigrėžė maždaug prie pat švendrio. Ar ten ledas pavojingesnis, ar? Ne, ledas geras, bet šičia gilis palei nendrės jau yra virš 2 metrų. Ir visos žuvis ar net daugiau mažiau laikosi? Nu, tikėkime, kad taip laikosi. Gerai, Vladas sakė, kad daugmaž žuvis laikosi palei švendrės, gilis čia 2 metrai. Aišku, žuvis turi kur slėptis, o mes turėsim ką veikti. Gręžti šiandien. Ledas po truputį storėja ir aš galvoju, kad jau sinoptikai žada, kad turėsime pakankamai daug šalčio ir šiemet labai tikime, kad užlipsime ant Kuršių marių, pagaudyti stintų, pagaudyti ešerių, pagaudyti vėgėlių, vis dėlto dideli vandens plotai. Šiemet mes vėlgi tikimės gaudyti ešerius, minijos, bartos upėse, ten, kur žuvis išties įspūdingas. Na, o šiandien ką turime, tą turime. Nedidelį vandens telkinį, žvejyba netoli kranto. Ir žinoma, šiandien viskas vyks labai smulkiais žūklės įrankiais, nedidelėmis avižėlėmis. Na, o pradžioje, kaip matote, aš padarau visą seriją kečių tam, kad vėliau tiesiog nebaidyti žuvies. Nes jeigu žvejojame prie švendrių, kad ir gilis yra 2 metrai, tačiau grįžimas prie švendrių nėra tas dalykas, kuris neturėtų baidyti žuvies. To labiau, kad vėlgi vandens telkinys nežinomas ir kokia to žuvies koncentracija visiškai neaišku. Žvejyba bus sunkiai, aš jau supratau, kad čia mes prisispaudę prie pat žolių, dėl to šiaip, jeigu nežinoma vieta, aš tai darau dažniausiai iš karto kokias 8-9 startinės eketės ir labai nedideliu kiekiu odą trūklę lervų jaukinu. Paskui žiūrėsiu, kas bus, bet jaukinu šėryklą. Kodėl? Todėl, kad nenoriu leisti iš viršaus, nes jeigu pilčiau iš rankos, ilgai labai jos tiesiog skęstų. Ir idėja kokia būtų, kad vėl nežinau, kur ten nuskęstų. Ar yra sravelė, gali būti, nežinome čia to vandens telkinio. Nu, ne aš kažkur tai lervas toliau nuo mūsų žvejybos vietos. Matot, va, štai tokį. Labai nedaug. Specialią mažą sportinę šėryklėlę, tam, kad tiesiog jau paruošiau pagrindą, kad galbūt atsiliep žuvis. Tai iš karto padarau tokias 8. O po to žiūriu, kas bus toliau. Kaip jau sakiau, visi prisispaudė prie pat švendryno. Ten toliau gal ir ledas toks pakankamai pavojingas. Tai va, kol čia mūsų eketės jaukinasi apie šitos įrankius. Iš tikrųjų, kaip jau sakiau pradžioje prieš jaukinimą, kad šitie žūklės įrankiai dabar jau yra privalomi visiems žvejam. Yra ministro potvarkis, kad be vadinamųjų nagų meškeriotojas ant ledo negali eiti.
kokios baudos iki 200 litų. Kiek šitas daiktas kainuoja? Apie 20 litų. Atsimenat, mes kalbėjom, kad Suomijai privaloma, Švedijai irgi privaloma. Galų galia ir pas mus pasidarė privaloma, nes įrankis tikrai patogus tom, kad jeigu tu įlūši į ledą, vis dėlto kabintis ten tais nagais kažkur tai, aišku, geriau, kad neįlūštumėt niekada gyvenime, bet kabintis tais nagais, tenai bandyti išlipti nėra taip paprasto. O štai rimtos, geros ylos, aišku, reikia žiūrėti, kad jos būtų kokybiškos. Nes mačiau tokių nuneiminių, kur ten įsmeiga žmonės ir lūšta tiesiog plastikas. Reikia žiūrėti, kad būtų kokybės, aukštos kokybės įrankis ir tiesiog jūs įlūžęs įsikabinsit į ledą arba bandysit pats išlipti, arba jau šauksitės pagalbos šalia esančių žvejų, bet iš principo jūs turėsit kažkokią atramą. Jau įsikabinęs būsit. Ir aišku, tada bandyti išlipti gražiai, smeigiant, bandant trauktis ant ledo, nors niekam to nerekomenduoju, dėl to dar kartą sakau, būkite atsargus. Visada būkite protingi, atsargus, vienas ant ledo neikite, nežinomam vandens telkinį, žiūrėkite, kur yra žmonės, bandykite eiti pėdomis, turėkite su savim virvę ir geriausiai, kaip mes visada žvejoti draugų būryje. Jeigu šiandien mes kalbame apie avižėlinę žūklę, kaip matote, tų balalaikų pas mane begalė. Kodėl jų ir kokios jos būna, iš tikrųjų srovė, aš naudoju vienas, vėlgi žvejojant giliau, kitas žvejojant baltą žuvį, skiriasi meškerikučių sargeliai, žvejojant srovės vėl ir apie tai šiandien mūsų laida, nes tikrai universalios vienos meškerės nėra ir manau, kad, aišku, šiandien daugiau šroposiu keliais, nes, kaip supratau, visa žuvis bus prie pat kranto. Bet idėja kokia, papasakosiu, kuom skiriasi viena nuo kitos meškerėlės, kam ilgesni stripeliai, kam jautresni sargeliai, bet apie tai iš eigos tiesiog vėlgi ta žvejyba yra pakankamai įdomi žvejojant vadinamosiomis balalaikomis, tai yra būtent avižėlėmis ir šiandien jų reikės nedidelių plonų valų ir kodėl visą tai turbūt pačioj žūklės eigoje. Prieš vedrį tokie dažniausiai ir gyvena. Gražuoliukai. Nepasakyčiau, kad šiandien ir tie mažieji ešeriai kimba pakankamai aktyviai. Daugelis meškeriotojų žino, kad tokių žuvų galima pakankamai greitai surankioti prie pačių vairiausių ežerų, švendrių, tvenkiniuose, priekrantėje, bet vėlgi, kaip jau sakiau, kad sausis tas metas, kai iš tikrųjų žvejyba tampa sausa, ne veltui yra tokia žvejų patarlė, sausis sausas ir kuo labiau vėlgi snigs, kuo šalčiau, tuo žuvis bus neaktyvesnės ir ypatingai tai bus nedidelėse vandens telkiniuose. Dėl to meškeriotojai laukia nesulaukia, kada galės persikrausti ten rimtų didelių vandens telkinių, vis dėlto ten, kur daug vandens, didesnė žuvies koncentracija, jį juda, aišku, reikia žinoti tam tikras vietas, šlaitus, perkritimus. Ir ten tikrai gaudo. Vėlgi tos pačios Kauno marios, tos pačios Kuršių marios, upės, kur žuvis yra priverstos judėti, nes tai daro srovė ir nori nenori, ten, kur žuvis priverstos judėti, ten jas pagauti kur kas paprasčiau. Kaip matėte, Vladas virpina visiškai kitų žūklės įrankių, šiandien mes kalbėsime apie žūklės įrankius ir štai tokia žuvis, kuri iš tikrųjų daugelį meškeriotojų pasitaiko, žvejojant priekrantę, tai kuoja, žvejojant plonu valu, štai tokia žuvė pakankamai linksma ir smagu, kai jau iškimba. Idėja tokia, kad prie švendrių gali pagauti pačią vairiausią žuvį, ne kartą esame pagavę ir kilograminių karšių ir lydekų, tas pačias yra nunešusios mum avižėlės. Todėl tokia žvejyba tikrai įdomi. Va, pradžia tokia. Vienas, antras, trečias. Baisulinis ešerys. Prieš vedrį tokie ir būna dažniausiai. Nors iš tikrųjų būna ir taip, kad
papuola kur kas didesnė žuvis. Aš labai tikiuosi, kad šiandien mums ims ir didesni ešeriai. Bet idėja tokia. Pradžia yra, Vladas pagavo, aš pagavau. Šeriukus mes leidžiam atgal. Ir tikimės, kad teis tas momentas, kai iš vendrių išlys kur kas rimtesnė žuvis. O dabar, kaip matėte, labai maža avižėlė, super maža, plonas valiukas ir labai daug purtimo, ieškojimo. Koncentracijos čia nebus. Pavyzdžiui, jeigu ešeris mes ieškome didesniuose vandens telkiniuose, tai randi jų koncentracija. Perkritimai kažkokie tai yra laipteliai ant dugno. Nu, čia taip nėra. Čia virpini, iš vendrių išlenda koksai vienas kakta avižėlė. Tokia kasdieninė paprasta žvejo duona. Čia tau, kur sakai, ne delta Nemuno, ne žemupys, ne minė. Bet prisitaikius prie visų sąlygų, pagauti manoma. Kažkas labai panašaus į sportinę žūklę. Sportininkai per varžybas gaudo, bet čia jau tokie skaitasi, vojam, pamatytumėt kokie rekyvas ežere, ką ten gaudo. Bet idėja tokia, kad drebini, vaikštai, eini, ieškai ir vieną kitą išdrebini. Sveiki sugrįžę. Šiandien mes tęsime laidą apie žūklę avižėlėmis. Kaip matėte, pirmoji laidos daly mes visi dirbame palei švendrus. Jau kinome, pagavome vieną kitą žuvytę, bet nenori šiandien žuvis kepti. Nu, kaip ir sakiau, sausis yra sausas, bet aš galvoju, kad mes jau būtinai rasim, tuo labiau, kad su mumis Vladas Valukonis, jo sūnus, mes kartu daug žvejojame. Ir kai matau, Vladas pasitraukė ten toliau ant sėkliaus, ant perkritimo, eisim pažiūrėsim, kaip jam sekasi ir, žinoma, pratęsim mūsų laiką. Vladas pabėgo su Marčium kartu nuo kranto ir čia prilupa ešerių. Jis rado perkritimą, pasikvietė mane iš karto. Visiškai tvarkoja, nes kai gaudai komandai su draugais, tai taip yra, kas randa žuvį, ar ten prie kranto, ar kažkur tai ant perkritimų kalniuko vienas kitą būtinai ir paskambino, pašvilpė. Ir jau čia matau, kad veiksmus vyksta daug, aktyviau žiūrėsim, kaip čia bus. Bet Vladas sako, labai įdomus perkritimai. Čia yra ir metras, ir pusantro, ir 2, ir 3. Vien kalnai, ant tokių vietų automatiškai laikosi ešeriai. Laikosi ešeriai, ešeriukai, kaip mes sakome. Iš tikrųjų, nedidelių vandens telkinių žuvis vėlgi nėra pačios didžiausios. Ir, kaip matėte, mes pradžioje stengiamės gaudyti priekrantėje, kur turėtų būti štai tokios žuvies. Bet tokiau ši žiema, kad tos žuvis iš tikrųjų juda ir migruoja ir pačias nesupranta, čia vėl žiema iš naujo prasidėjo, ar čia kas. Ir nuo žolių kažkodėl tai žuvis pasitraukusios, nes aš manau, kad pakankamai gavo daug deguonies tada, kai buvo atšilimas.
O jeigu vandens telkiniai yra degonės, tai žuvis traukiasi ten, kur gali rasti kažkokią tai maisto, kur jom gyventi patogiau. Ir šiandien, kaip matėte, pirmoje dalyje dirbome netoli krantų, o vis dėlto radome pagrindinę žuvį, nors ir nedidelę, žinom. Bet radome ją gyvenančią toliau nuo kranto ant vadinamųjų perkritimų ir šlaitų. Saujomis paleidinėjame šeriukus ir tiesiog randame vieną kitą įdomų, su šlaužytom uodegom, gyvenantį savo gyvenimą, kurį, žinoma, tęs tame karjere. Aišku, viena, kad atradus žuvies būrelį gręžiame vienas netoli kito, tam, kad tiesiog rastumėme ir gaudytumėme žuvį ten, kuri iš tikrųjų yra. Ir vėlgi gaudame tik ypatingai mažomis avižėlėmis. Bandėme dėtis ir didesnės, galvojame, kad žuvis bus aktyvesnė ir galima pagauti didesnę žuvį, bet ne. Vis dėlto, kuo mažesnė avižėlė, tuo aktyvesnis žuvies kibimas. Vienas kitas, štai toks turbūt pats didžiausias karjeroje šeriokas, pasisveikina su mumis. Ir mes esame patenkinti, kad galų gale vis dėlto turime ką veikti, kad mūsų sargeliai linksta, kimba ešeriai, o ko reikia meškeriotojai? Užlipti ant vandens telkinio, pažiūrėti tuos kibimus, pajusti žuvies pasipriešinimą ir sakyti, taip, laikas leidžiamas puikiai. Ir tai, kaip nebūtų keista, štai kalba vyko apie tai, kad radome perkritimus, bet tie perkritimai labai įdomus. Pavyzdžiui, eketė, kuri išgręžta už pusę metro, jau yra gilis netgi pusmetrio ar 70 cm giliau. Vadinasi, žuvis stoja kažkur ten šlaitų ir kartais reikia gręžti eketės viena šalia kitos netgi per 20-30 cm, nes randi tą nedidelę briaunelę ir ten kažkodėl tai žuvis laikosi daug aktyviau negu šalia esančioje eketėje. Todėl, jeigu kartais einate ant ledo ir matote labai daug sugriežtų ekečių, ten lygiai taip pat vadinasi, kažkas yra visiškai neaiškaus ant dugno, ar nuskendusios šakos, ar perkritimai, ar kažkokios tai žolytės, prie kurių laikosi žuvis. Dėl to sugręžti kartais ledą reikia suvarpyti taip, kad ten atrodo, kad vėl nežinau, kas įvyko. Buvo didžiausias pasaulio kibimas, o kibo štai tokios žuvis. Yra dar viena tokia lengva paslaptis. Jeigu uodo truklio lervas, kaip pažvėjoja, kad išlaikyti žuvį vienoje eketėje, leidžia iš viršaus, nes čia gilis nedidelis, šeryklos nereikia. Paimi piršto galiuko kokias 5-6 lervas leidi. Ir tada, kaip matėte, tie visi kibimai irgi labai dažnai būna, kad žuvis pakyla pakankamai aukštai, nes jos valgo tos besileidžiančios uodo truklio lervas. Ir idėja tokia, kad leidžiant žemyn dažniausiai kibimas būna. Nes ir lerva plasdena žemyn, ir avižėlė leidi kartu su lervomis, kad jin plasdentų žemyn. Tai vėlgi tokia idėja, jeigu susistabdėjai šeriukų būrelį, tai tas iš viršaus į apačią virpinimas kartais tikrai būna pranašesnis. Ne visada, bet vėlgi, šiandien man teisinasi toksai dalykas. Toks šiandien buvo mūsų pasilakstymas. Aš galvoju, kad visai neblogai prie tokio kibimo atrasti ešerių būrelį.
smagiai pagaudyti, jį paleisti buvo gerai. Ir kaip šiandien matėte, sakiau laidos pradžioje, kad kalbėsime šiek tiek, kuomsgi skiriasi tos vadinamosios balalaikos. Iš tikrųjų yra pačių įvairiausio. Daugelis meškeriotojų pasirinka vieną variantą ir gaudo juo visą laiką. Nėra tai blogai, bet pavyzdžiui, aš mėgstu iš karto viską turėti po ranka žvejyboje. Nereikėtų raišyti, patys žinot, kai būna šalta, tiesiog šala rankos. Ir šiandien mes dirbame su, kadangi aš dirbau nuo kelių, ne nuo dėžės, tai dirbau su trumpakotėmis vadinamomis balalaikomis ir ypatingai trumpais sergeliais. Trumpas sergelis iš tikrųjų ešeriui labai gerai, būtent ešeriui žvejybai. Jis pakankamai gražiai įsivirpina, kaip matėte, kaip mes virpiname, pakankamai aktyviai. Ir būtent tokių aktyvių virpinimų, kai žuvis yra labai baukšti, mums šiandien pavyko pagauti. Avižėlės pas visus, kaip matėte, ypatingai mažos, nes vis dėlto karjeras ar ežeras, jeigu tai būtų nedidelis skaidrus, žuvis labai baukščios, kaip jau sakiau, sausas, tai yra, tos žuvis nėra tokios aktyvios, kaip buvo pirmledžių ir viską nusiploninus dar įmanoma pagauti ir puikiai praleisti laiką, kol negaliu užlipti ant didžiausių vandens telkinių, ant tų, kurių nori ir ant tų, kurių kimba. Tai va, tų mažų aš turiu pačių įvairiausių, bet kaip jau sakiau, mažiukai sargeliai ir ypatingai mažytės avižėlės, tam, kad sugebėtum išvirpinti tą visiškai neaktyvę žuvį. Valant dažniausiai naudoja 1/10, 800 ir 600 mm, viskas priklauso, ant kiek aktyvi žuvis ir ant kiek reikia plonintis, nes iš tikrųjų kartais būna taip, kad nusiplonini ir pradedi gaudyti. Vietoj 1/10 pasiimi 700, bet aišku, jau ir traukimas turi būti atsargus, ypatingai tada, kai užkimba žuvis ir kas svarbiausia yra geras stabdis, kad jeigu tik tai žuvis davė smūgį iš karto, kad prasisuktų stabdis be jokių strigimų, be nieko. Tai tas balalaikas Lietuvoje gamina keletą žmonių, mano mėgstamiausias Ruslano iš Šiaulių, šiemet jis jau ir padažė ir vėlgi šiek tiek modifikuotas, viskas paslėpta, niekada neprisimuš čia sniego, kas yra ypatingai svarbu. Na, o tokiam rimtom, dideliom žvejybom, kai mes važiuosime žvejoti į upę, kaip matėte, aš imu ilgakotės ir su jomis jau gaudau štai tokiamis baisiamis avižėlėmis ant srovių ir gaudau pakankamai neblogai ešerius. Nekartą esat matę, aš galvoju, kad šiemet mes būtinai apie tai kalbėsim ir tada aš jau renkuosi spiruoklinį sargelį. Vladas visą laiką gaudo spiruoklinių sargelių, jam nesvarbu ar stovintis, ar vanduo, ar tekantis, ar didelė avižėlė, ar nes jau pripratęs, aš vis dėlto spiruoklinius dažniausiai naudoju tada, kai gaudau sroviai. O jeigu jau gaudau nuo dėžės, tai ir ypatingai, pavyzdžiui, baltą žuvį, kojas, karšiukus, tai aš naudoju pakankamai ilgą ir lenktą sargelį tam, kad aš galėčiau vis dėlto virpindamas tiesiog nuo dėžės pakelti avižėlę ir su juo gaudyti. Žodžiu, kaip supratote, kiekvieno meškeriotojo yra savo skonis, kiekvienas renkasi tai, kas jam patinka, o šiandien, nežinau, man atrodo, mes jau pabaigėm. Gerai praleidom laiką, pagavom žuvies, pasportavom šiek tiek ir dar kartą noriu priminti visiems, kad ant krūtinės turite turėti gerą, kokybišką įnagį, nes dabar visi meškeriotojai privalo turėti vadinamosius nagus ir jeigu tik įlūšite, jie tikrai jums padės. Šiandien viskas, nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės. Acá nosotros a esto le llamamos señuelo. Ropi, rámana. ¡Ya para!